Turim Justino klausimą. Žiūrėjau jūsų įžvalgas apie karą Ukrainoje, bet tai buvo prieš 2 metus. Galbūt dabar duosite savo pastebėjimus, ar tikrai užtikrintas, kad Rusija laimi. Pažiūrėk, jų operacija yra lėčiausias karinis poslinkis per visą amžių. Ar tikrai jų operacija sėkminga, kur jūs įtęsė 4 metus? Kas laukia Ukrainos ir Rusijos? Pradžiai, kad šitą klausimą gerai ištirtume, paneikim 2 naratyvus, kuriuos oficiali mūsų ir visų vakarų šalių žiniasklaida propaganda įkalė į galvą. Pirmas dalykas, kad karas vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos. Neteisingas labai naratyvas, subjektų yra daug daugiau. Antras, kad Rusijai šitą specialią operaciją labai prastai sekasi, nes per metus labai mažai pasislinko, užima tik po 1% teritorijos per metus. Per Antrą pasaulinį karą per 4 metus jau Berlyne buvo. Tai 2 didžiulės melagienos, kuriom pasidavė didžioji dalis mūsų visuomenės, nes šitą kalą ir ne tik mūsų visų vakarų šalių žiniasklaida ir oficiali propaganda. Imkim patį pirmą naratyvą. Karas tarp Rusijos ir Ukrainos. Ar teko girdėti apie Ramštyno šalių grupę? Pasidomėkime. Daugiau kaip 50 valstybių, tarp kurių gana stiprios, didelės ir įtakingos turtingos šalis, tokios kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Vokietija, Didžioji Britanija, Prancūzija, Italija, Japonija, Kanada, Australija. Jos dalyvauja šitame kare, remdami Ukrainą ginklais, pinigais, žvalgybinė informacija. Dar vadina Ukrainos kontaktinė grupė ta šalis, galima pasidomėti. Paskutinis jų susitikimas, ką tik tai vyko neseniai, vasario 12 dieną, NATO būstinės pastate. Anksčiau susirinkimams pirmininkaudavo Jungtinės Amerikos valstijos, dabar iniciatyvą perėmė Jungtinė karalystė ir Vokietija, pasikeisdamas. Ukraina kaip valstybė negali kariauti su Rusija. Dėl ko? Kad karas vyktų ir galėtum priešintis, kariauti ar net laimėti, tau reikia didelių pinigų. Ukraina pinigų neturėjo. Tai buvo viena neturtingiausių šalių Europoje, iki pat specoperacijos pradžios. Toliau, karui reikia modernių ginklų. Su automatu vien tik tai turėdamas granatą ar granatsvaidį tu nepakariausi šiuolaikiniam kare. Šiuolaikinis karas yra technologijų karas. Modernus. Ukraina modernių technologijų ir modernių ginklų neturėjo. Absoliučiai negalėjo su Rusija kariauti. Taip pat šiuolaikiniam karui būtina žvalgybos informacija. Neturėti palidovinės žvalgybinės informacijos reiškia būti aklam. Rusija turi savo palidovus, jie mato, kaip Ukrainos pajėgos juda, Ukraina nematytų jų. Žodžiu, būtų lengvas grobis. Iš tikrųjų, karas daugiau 2 mėnesių nesitęstų, jeigu kariautų Rusija ir Ukraina. Tačiau, kaip jau sakiau, yra didelė grupė valstybių, kurios realiai kariauja Ukrainai. Karui reikia teritorijos ir patrankų mėsos kareivių. Ukraina iš savo pusės duoda teritoriją karui ir patrankų mėsą. Gaudo ir meta į frontą mėsą. Vakarai šitam kare duoda to, ko Ukraina neturi. Karui tai būtinai reikalingi modernus ginklai, NATO standartus atitinkantis, žvalgybinė palidovinė informacija, ko Ukraina neturėtų, ir pinigų. Milijardai. Dar daugiau. Jie dar ekonominį karą pradėjo smogę Rusijai per ekonominės sankcijas, NATO valstybės, Europos Sąjungai. Tai didelis smūgis. Kolektyviniai vakarai, kaip vadina paprastai, virš 50 valstybių. Tai ne juokas ir daugelis iš jų labai įtakingos valstybės. Ir Lietuva tame dalyvauja, 1,5 milijardo oficialiai vien paramą davė Ukrainai. Aš jau nekalbu apie neoficialias akcijas, kalbu oficialiai valstybė duoda. Taigi 50 valstybių tiekia. Jau duota per 300 milijardų dolerių. Pusė buvo davusi beveik Amerika, dar šiek tiek didesnė pusė Europos valstybės. Ir kažkiek kitos prisideda. O ginklų kokią nomenklatūrą gauna Ukraina? Būtent. Jų negalėtų net priešintis va šitų ginklų. Oro gynybos sistemos, tas garsusis Patriot. Ir Jungtinės Amerikos valstijos savo duoda, ir Vokietija, kad dabar JAV parduoda, bet Europos šalis nuperka ir duoda Ukrainai. Storm Shadow, tai duoda NASAMS. IRIS-T, vidutinė nuotolio sistemas. Ir amerikonai, ir norvegai davė, ir Vokietija. Stinger, nešiojami paleidžiamieji kompleksai. Gepard, Vokietijos savaeigės priešlėktuvinės patrankos. Labai efektyvios prieš dronus yra. SAMP-T, Prancūzijos ir Italijos priešraketinė sistema. Toliau artilerija, tolimo nuotolio smūgių įranga. Haimarsai garsieji. M270, tai yra didelio nuotolio raketinė sistema, kuri leidžia tiksliai naikinti logistikos centrus prieš užnugarį. Haubicos M77, Cezar, Krab, Archer. Toliau šarvuota technika, tankai.
Abramsai garsieji, Jungtinių Amerikos valstijų, Leopard 1, Leopard 2 vokiečių, Challenger 2 britų, o prieštankinės kovos mašinas, Mercedesus Vokietija, Bredlius Amerika, šarvuočiai M113, Stryker, MRAP, kurie atsparūs minoms. Aviacija F-16. Aš apie dronus jau nekalbu. Nuo žvalgybos dronų kaip Vektor ar Puma ten iki atakos dronų. O prieštankinė ginkluotė, Čevelinai, Mlavai, tie vadinami nešiojami raketų kompleksai, Tau raketos, kurios montuojamas ant automobilių. Vos vakarai spėja, didina apimtis ir vos spėja karą palaikyti. Ukraina tai jokių šansų neturėtų. Apie 320 milijardų duota per 4 metus. Įsivaizduojat, kokie pinigai karui. Turi ginklų, tu gali kariauti, mėsos jie turi Ukrainą. Taip, šitimėse tai būtų prieš Rusijos ginkluotę ir technologiją. Negalėtų. Taigi Rusija kariauja su vakarais. Su Ukraina ir su vakarais. Per visą pasaulį vyksta tas karas. Daužomi Rusijos sąjungininkai. Štai Sirija sunaikinta. Pastatyta visiškai Rusijai nedraugiška jėga atėjo į valdžią. Prorusiška vyriausybė buvo sunaikinta, prarado Rusai Siriją. Venesuelai koks smūgis duotas, Maduro, labai Rusijai draugiškas prezidentas buvo. Dabar užspausta Kuba, dar vienas sąjungininkas, nežinia kaip ten baigsis, ten iki bado davė žmonės. Neįleidžia jokios naftos nieko, viskas užblokuota. Meksika bando, Iranas bandomas nuversti. Per sankcijas buvo jų valiuta realo sugriauta. Ten žmonės išėjo į gatves. Ko gero, net karas iš tikrųjų gali būti. Bet Ukrainai Rusija kol kas stumėsi į priekį. Sako, sraigės ar vėžlio greičiu. Bet tai stumėsi. Milijardai vakarų pinigų, žvalgybinė informacija. Ruošiami kareiviai, tiek pačioj Ukrainai, tiek vakarų šalyse pagal NATO standartus apmokinami kariauti. Ruošia vakarai už savo pinigus. Tai nieks nepadeda. Rusija stumėsi į priekį. Strateginis, sakė, pralaimėjimas bus, nieko panašaus. Bet kaip ten bus, tai dar neaišku. Greičiausiai, mano supratimu, Rusijos ir vakarų karas baigsis paritetu. Kažkaip susitars, pasidalins kažką. Kągi, Ukraina, aišku. Ir nusistatys savo ribas. Jūs čia nelendat, mes čia nelendam. Kiekvienas nori savo geresnę poziciją. Kas šitame kare iš 3 pralaimėjęs? Vienareikšmiškai Ukraina. Ukraina jau yra pralaimėjusi. Jeigu Rusijos ir vakarų kare mes nežinom, kuris pralaimės, greičiausiai tai bus lygiosios, tai Ukraina šitam kare liko kvailio vietoj, yra pralaimėjusi valstybė. Ji nebeturi Krymo Respublikos. Ji neturi specialaus pavaldumo miesto uosto Sevastopolio. Ji nevaldo 99 procentų Lugansko srities, 81 procentų Donecko srities. 76 procentų Zaporožės srities Ukraina nebeturi. 75 procentų Chersono srities. Didelio gabalo Charkovo srities. Šiek tiek Sumų srities nevaldo. Šiek tiek Dniepropetrovsko srities ir mažo gabaliuko Nikolajevo srities. Tai yra 5/5 teritorijos Ukraina jau nebeturi. Aš jau nebekalbu apie 1,5 milijono užmuštų ukrainiečių, beveik 2 milijonus invalidų padarytų. Jų ekonomika 30-40 metų atgal. Jiem reikės 30 metų, kad pasiektų lygį iki specoperacijos. Jūs suvokit, 10 milijonų pabėgėlių iš šalies pabėgo. Kiek invalidų, kiek užmuštų, kaip ekonomika sugriauta ir teritoriniai praradimai. Dar daugiau. Ji pasirašys visus tuos reikalavimus. Kokie buvo Rusijos reikalavimai? Nebemuškit Donbaso gyventojų, kurie rusakalbio. Tai vienas reikalavimas buvo, išveskit kariuomenę iš Donbaso, nelieskit šitų žmonių. Tai jie būtų turėję Donbasą. Dabar šitas atkritai, Donbaso nebeturi. Nebereikia prašyti, kad jūs ten išveskit kariuomenę. Viskas, nebeturi. Tai yra Rusijos sudėty. Antras reikalavimas buvo, nestokit į NATO ir NATO šalių karinių bazių, nelaikykite. Tai kenkia mūsų saugumui. Čia labai strategiškai šitą vietą negerai. Tai kam reikėjo viso šito, kai galima buvo derybams susitarti? Kam šito reikėjo? Be tiek žmonių žučių, be ekonomikos sugrįmė, be teritorinių praradimų. Nu gerai, Donbasą reikia užvėlti, dar gerai ir antrą valstybinę kalbą, rusų kalbą, duok jiem, tegu turi. Bet būtų tavo sudėty, tegu su autonomija. Dabar kuo baigėsi? Ukraina prarado iš vis prieimą prie Azovo jūros. Azovo jūra tapo vidinė Rusijos jūra, vidinių ežerų tapo, iš visų pusių Rusija. Ukraina prarado Zaporožės elektrinę, pati didžiausia atominė elektrinė Europai. Dabar čia vyksta stumdymasis su vakarais. Kam užbaigti tą karą? Dar geresnės sąlygas, dar labiau paspausti Ukrainą, dar kapituliacijas. Labiausiai iš to amerikiečiai laimėjo, nukentėjo Europa ir Rusija. Rusija tos sankcijos ir visa kita prarado rinkas Europai ir Europai labai blogai. Europai tenka pirkti daug brangesnės žaliavos. Rusija Ukraina kariauja, ne Rusija ir Ukraina kariauja vakarai, bet jau armijos nereikia, mėsa ukrainiečių teritorija, sakau. Bet toliau visa kita vakarų.
Pinigai, ginklai, o tai svarbiau pinigai ir ginklai, net negu mėsa. Mėsos tu prisiveši tų samdinių iš visur. 100 milijonų vyrų vaikšto Afrikai, Latino Amerikai, kurie valgyti neturi. Duok atlyginimą neblogą, atlieks ir kariaus. Jie duoda savo teritoriją, mes čia kariaujame, tegul Rusai čia bombarduoja, mes verksim, vaidinsim auką, dar pinigų duos daugiau, gerai gyvensim iš to, kai kas gerai labai gyvena iš to karo. Tai va, aš nesu tas žmogus, kuris nepriklauso tam ratui, kurie sako, Ukraina kariauja už mus. Jokas man įmonė iš tokio pasakymo. Antrą naratyvą įmam, kad Rusija labai silpnai kariauja, labai lėtai eina ir taip toliau. Elementarius karybos pagrindus aš dabar pasakysiu. Egzistuoja dviejų rūšių karai. Puolamasis karas, kai tu puoli, surenki ugnies kumštį ir generalinį mūšį ir tu geriausiai bandai užimti teritoriją, sutriuškinti kariuomenę ir taip toliau. Tai vienas variantas. Yra kita karo rūšis, taip vadinamas strateginis karas. Sun Tzu karo menė jį vadina 1000 pjovimų taktika. 2 įpjovimai, 3 įpjovimai maži, nieko čia tokio. Bet kai bus 1000, 2000, 5000 ant kūno, pradės viskas tinti, puliuoti ir anksčiau ir vėliau kris. Sekinamas karas vyksta lėtai, po truputį ilgai. Jeigu norėtų puolama, jis darytų mobilizaciją ir 2 milijonus mestų karių. Rusija nedarė tokios mobilizacijos. Kaip vyksta sekinamasis karas? Įeini į teritoriją ir apsikasi. Sudaro ilgą fronto liniją. Ir lėtai ir nuobodžiai fronte užmušinėjai priešo karius. Naikini. Šaudai ir šaudai ir šaudai ir kiekvieną dieną žūna ir žūna ir žūna suluošinami, sužalojami priešo kariai. Neskubi niekur, varai. Čia sekinamasis karas yra. Naktį visą laiką kaip dėsnis dirbi su užnugariu. Raketos, dronai atskrydo, tai gamykla kokią sudaužė, tai kažkokia vilksdė sudaužė, tai transformatorinė kažkokia, tai šiluminė elektrinė kažkokia, ir pastovi duodi, kad irgi ramybės būtų. Tai ilgas ir nuobodus reikia, ypač tokia Ukraina didelė valstybė, taip. Čia ne 3 milijonai, kad greit pasibaigtų. Ateis momentas, lūžio momentas, kada anksčiau ir vėliau tas įsekimas paveiks. Laimi ta šalis, kurios resursai, rezervai didesni yra. Mobilizacinis resursas visada, aišku, išseks Ukrainos, nes Ukraina kelis kartus mažesnė negu Rusija. Taip. Žaliavos, ekonomika išseks pirmoje eilėje, aišku, Ukrainos net ir lemiant labai smarkiai vakarais, nes Rusija turi milžiniškus išteklius, Ukraina tokių neturi. Kuriuos ir turėjo, jie dabar jau ne Ukrainos teritorija, dabar Rusijos pusėje. 3 dalykai reikia išsekinti. Mobilizacinį resursą. O jų kalbama, ar ne, kaip vis mažėja tos mėsos. Gaudo dar gatvėje, bet vis mažiau ir mažiau tos mėsos. Ne tik tai, kad mažiau prigaudo, čia dar Ukraina didelė šalis, dar jos prigaudo milijonus. Kiek pabėgusių į užsienį? 5 milijonai slapstosi. 230 000 dezertyrų. Įsivaizduoju, 230 000 dezertyrų oficialiai pabėgus iš kariuomenės. O kas ir dezertyras pabėgė? Ne tai, kad pabėgė sumažėja kareivių. Yra 3 kareiviai prieš laiko postą kažkokį paprašė, vienas dezertyravo, tie 2 greičiau žus. O dėl ko dezertyruoja? Pergalė nekvepia. Ekonomika, energetika, infrastruktūra. Žiūrėkit, ypač žiemą, iki kokio lygio davažiuoja. Tai jie dar Rusai palieka šiek tiek elektros, kad galėtų civilių poreikius. Kad frontui neliktų ir karinį pra. Ukraina tuo tarpu palieka savo civilius. Be elektros jie atjungia, bet kad frontui viskas ir gamyba vyktų. Rusija sako, tai prašom, gerbėmiai, pareiškia savo Zelenskiam ir visiems kitiem ir makam ir kam ten dar. Eikite gatves, Rusija šitas labai gerai būtų. Tai va, infrastruktūra visa. Sako, infrastruktūros jos neatstatys iki 30 metų. O kiek pinigų tam reikės? Trečias dalykas – psichologinis resursas. Valstybė kariauja, žmonės anksčiau ar vėliau psichologiškai palūžta. Žuvimai, mirtis karstai, reiškia, sužaloti žmonės, invalidai atvažiuoja, energetika, ekonomika, viskas. Po velnių tiek viskas atsibosta, ateina tas momentas, kai sako, gerai pasirašysim, ką norite, kad tik tai gana užtenka, atstokit, tik nebemuškit. Aš manau, kad Putinas teisingai padarė, pasirinkę šitą taktiką. Pirmas dalykas, sakinamam kare, žudam mažiau savo kareivių. Antras dalykas, Ukraina priešinsis. Tai paims, bet ką paims miestus, griuvėsius? Kam reikia šitas? Kam reikalinga šitas? Be civilių, be žmonių, be nieks, joks pastatas nebestovi. O juk yra miestai, Kijevas 3 milijonai. Charkovas 1 700 000. Odesa 1 100 000. Ir net Dnipropetrovskas 1 milijonas. Krivoji Roga 600 000. Šturmuotojus miestus ir paimti griuvėsius, kurių patiems atstatinėti paskui reikės. Tai geriau vykdyti sekinų karą, kol pasiduos patys. Ateina tas momentas, kai arba frontas jų nebenori kariauti, bėgimas prasidės, tada lengvai užimi teritorijas. Arba tiesiog diktuokit sąlygas, pasirašysim kapituliacijos aktą. Nebenorim kariauti. Rusai nori iki šito momento Ukrainą dar davesti. Antras dalykas, gerai, tu pasiemi tas teritorijas.
Bet tai iš vienos pusės bėda. Juk tai pažeistos bus jungtinių tautų visos deklaracijos, tarptautinė teisė ir panašiai. Ir tau pastoviai sankcijos bus, pastoviai jungtinėse tautose vis rezoliucijas bus. Žodžiu, tu turi tas teritorijas, bet tau pastoviai, kaip sakoma, smegenys kompostuoja dėl šito, jų nepripažįsta pasaulis, bent jau dauguma pasaulio. Tai geriau vykdyti sekantą karą, kol damuš tiek, kad ten tiesiog nuvers gal Zelenskio ar kokią kitą, ateis su kalbamesnė valdžia ir gražiai perduos patys tas teritorijas. Kaip ir Vokietija, atsimenat, per gražiai pati atidavė, ką reikėjo, jokių problemų. O kai atiduoda pati, susitarė, tai ko susitarimas įvyksta, tas kapituliacija vadinasi, taip, Rusija įsipareigoja tą tenai, kažką atstatysim, daugiau nebebombarduosim ir taip toliau, jūs perduotas teritorijos. Viskas gerai. Jokia tarptautinė bendrija jeigu patys susitarė. Rusija geriau toks variantas. Šito karu, kad tu išnaikinsi griuvėsius, padarysi iš valstybės, dykumą paversi tą Ukrainą, nuo tos teritorijos oficialiom netaps, tu jas turėsi, bet kam tu tiek griuvėsi? Tai parinktas būtent toks. Oi, 4 metai Berlyną pagirdžiu, tokių mūsų sėdi visokie viršūnė eksperčiai. Ir sako, čia Berlyną paėmė, čia palaukit. Paimkim 2 karus. Rusija šiaurės karas su Suomija ir antras pasaulinis, taip? Pasakyt, kuriam kare Rusija geriau pasirodė? Klausimų nekyla, antras pasaulinis karas Berlyne atėjo, pasidalino Europą ir panašiai. Šiaurės karė, taip, 11% teritorijų suomis paėmė, bet labai sunkiai tai buvo, labai daug aukų ir, žodžiu, pyra tokia pergalė. Taip, visi sutinka, ir patys Rusai, kad tai tokia pergalė, bet pyra. Antras pasaulinis tęsiasi Rusija 4 metus. Šiaurės karas kiek tęsiasi su Suomija, ką žinau? 105 dienas. 3 mėnesiai kokie, ne? Bet kuris karas geriau? Aišku, kad antras pasaulinis, kuris tęsiasi 4 metus, daug ilgiau. Taip kad čia tas laikas dar visiškai nieko nereiškia. Svarbiausia priversti Ukrainą pulti, kad jie bandytų atkovoti tas teritorijas. Tai tu priverstas šliaužti lėtai, galima iš vis būtų nešliaužti paprasčiausiai, bet tu priversti, kad jie bandytų kontratakuoti. Kai kontratakuos, žus jų daug daugiau. Taip tu mali jų žūna ten, šaudi ir šaudi dieną naktį, mali. Bet geriau dar, kai jie puls. 3, 4, 5, kartais 9 kartus daugiau žūna, negu kad taip šaudi. Tai labai reikalinga išprovokuoti. Jie tą daro, kad išprovokuoti. Staigiai padarė kažkokį, kad užima galą ir tada bandykite atsimti. Čia irgi sekinimo karo taktika ta pati. Sekinamam karė kol kas viskas vyksta teisingai ir gerai. Gali kažkas juoktis taip pagal planą. Reikalinga davesti Ukrainą iki tam tikros kondicijos. Tai vakarai daro viską, kad Ukraina tik tai iki tos kondicijos nebūtų davesta. Viską daro. Ką tik begali. Dabar, sakyk, bet logiškai pagalvokim, gerai, 4 metai vykdo, sekinamai tą operaciją prašiausiai. Po 2 metų, kas bus, po 3. Nugi vis tiek pasiduos ir atiduos viską gražių ir pasirašys tokią kapituliaciją, bus kokios tik reikia. Visi supranta, tai laiko klausimas. Bet to tai nėra ilgo laiko klausimas, pasižiūrėkim, specoperaciją vykdė amerikiečiai Afganistane. 20 metų vykdė ir vis tiek nelaimėjo, buvo išvyti, pabėgo gėdingai. Irake 8 metus. Taip, puolamasis karas yra greičiau, bet kas iš to? Tu sugriauni viską, labai daug civilių nužudai, kam Rusija reikalinga ta humanitarinė krizė, kad pradėtų rėkti visi. Civiliai žūna ir taip toliau. Puolamajame kare, tokiame kaip antras pasaulinis karas, visada kareivių žūna mažiau negu civilių. Puolamajame kare, kada tu puoli, šturmuoji. Kiliminius bombardavimus darai. Visada kareivių mažiau, žūna daugiau civilių. Tu tarpo tokiam sekinamajam žūna kareivių daugiau negu civilių. Civilių, aišku, žus, tai neįmanoma išvengti, bet žūna mažiau. Aišku, vakarai išbėgs, bet likęs pasaulis 80%, ne vakarų pasaulis, žiūri objektyviai. Jeigu iš tikrųjų prasidėtų ten civilių daužimas, genocidas, kur nebūtinas aukos, kai gali nešturmuoti miestų, nenaikinti. Tada žiūrėk ir kinai, ir indai, ir visi kiti, ir Indonezija, ir arabų pasaulis sakytų, ką jūs darote. Niekas nepritartų. Taip, kad viskas vyksta pagal planą. Viskas. Bet karas, jau sakau, su vakarais vyksta karas, neaišku, kas laimės, greičiausiai bus lygiosios, pasidalins. Pusės aš neverkiu krokodilo ašalom, nereikėjo šitą daryti, patys kaltę. Galima buvo iš karto susidarti, nebūtų jokio karo. Ir klausimas ne Putinui dabar, ne kam, Ukrainos vyriausybei, Zelenskiui. Ką tu padarei, kad tavo šalis į tą karą neįtų? Buvo Rusijos reikalavimai. Nebemuškit Donbaso, nebelieskit, atšaukit savo kariuomenį iš Donbaso ir jokių NATO bazių, kad nebūtų. Ir į NATO nestokit. Tik tiek. Ir dabar kas? Ar Ukraina jau NATO narė?
Ką pasakė įtakingiausia valstybė NATO blokė, pasakė, Ukraina niekada nebus NATO narė. Simenat, ką pasiekė šituo? Karą užsidirbo. Donbasą bombardavo. Ne, mūsų piliečiai, ką norim, tą darom. Tai yra mūsų teritorija, mes ką norim, žudėm jūs. Nebus jums rusų kalbos. Nu gerai, nebeturite iš viso jos. Ką pasiekė? Labai svarbu, kad neteitų torpedinės galvos į valdžią, kurios aklai vykdo tik tai vakarų instrukcijas, dirba vakarų šalių žvalgybom. Aš turiu vieną tokią valstybę dar prie Baltijos jūros, kuri turi panašią valdžią. Jeigu būtų toks pat, kaip Ukrainai pasirinkimas, darytų Ukrainos variantą. Nu ką padarys, torpedinės galvos yra torpedinės galvos. Aš laikausi pozicijos, kad kol neprasidėjo karas, tai torpedinės galvos mušti reikia. Mušti per galvą. Karo kurstytai. Pirmoji eilėje turi būti pakabinti ant kuolo.